Labuką, mergaitės. Sveikos sugrįžusios. Įžangą į šį video rasit prieš tai buvusiam video, kur vadinasi, kodėl mirusieji mums rodosi per velykinį laikotarpį. O dabar tiesiog tam anam video yra daug ar ne informacijos, kodėl šitas laikotarpis yra chaosas, kodėl mums per skaudžius momentus tokius ir sprendimus tenka praeiti, kas iš vis čia daros ir kodėl visą tą šitaip ar ne mus griaužia. Tai reiškia, kad mes kažkur tai nepadarom savo sprendimų ir tiesiog mes į ateitį nebegalėsim atsinešti savo praeities. Išsitrina anas lapas, norim mes to ar nenorim, mes turėsim per tai pereiti. Kitu atveju likimas daužys mus tol, kol galbūt galimai net nebeatsikelsim atgalios, ar ne? Tai įžangai visą tai dabar nesiplėsime, ar ne, į tas preliudijas. Tiesiog svarbus sprendimai, jūsų supratimas, įvertinimas logiškai, kas darosi, ar ne, ir judėjimas į priekį, tai išves mus į gerą laikotarpį. Tiesiog turim suprast, kad nori, nenori, likimas taip klostysis ar ne, taip darys visata susijungusi su visais mumis, taip mus skriaus per skaudulį tam, kad mes pereitumėm kitą lygį. Per skaudulį atsisveikytumėm su praeitim, per skausmus sutvarkytumėm, sakykim, sveikatą ar ne. Tai, sakykim, ar ne, chirurgas, jeigu turim kažkokią problemą, tai chirurgas jau ten maloniai nieko nepjaustas, reiškia, per skausmus sutvarkys mums kažkurį ten pabirusi galą. Aš čia tiesiog kaip pavyzdį pateikiu, ar ne? Tai taip, didelis chaosas visam pasauliu, didelis chaosas mūsų pačių gyvenimuose ir etapuose, todėl rašykit komentarus, kas esat, kur pakliuvę, kaip tas likimas su mus žiauriai elgėsi, bet turėkime omeny, kad mes per tai pereisim, turėsim kažką keisti ir viskas bus geriau ateityje ir bus žymiai geriau, negu kad mes šiam momentui galim netgi daleisti pagalvoti ar net pasvajoti, ar ne? Tai šiandienos tema kokia situacija yra, ar ne? Pirmas variantas. Kokia situacija ir kas mūsų laukia ateityje, ar ne? Ir patarimai, klausimai patarimų. Antras variantas. Ir trečias variantas. Ir klausim patarimų, matysim, ką rodo, ką patarė, ar ko tikėtis, ko laukti, jeigu mes kažko nepadarysim, ar darysim ir taip toliau. Renkamės mergaitę savo variantą ir pradedam su pirmoju. O, kur čia dabar papuolėt pirmas variantą? Situacija tokia, kad ne vienas žmogus kažkaip tai nori atlaužti gabalėlio tai, kas priklauso realiai jums. Ir kas čia dabar? Su kuo ir dėl ko? Ai, viskas aišku. Oh my god. Vaškas pasileido. Tiek to. Su emocinė būklė jūsų. Kažkas žaidžia su jūsų jausmais, su jūsų emocinė būklė, jūs skaudina. Yra pagrindinis personažas ir aplink tą personažą yra dar kitų personažų, kurie, kaip čia pasakyti, padeda ar ne, apkalbėti, ir dar kas blogiausia, kad tas personažas, jisai čia vaidina nuskriaustą. Jisai čia yra vargšas.
supratau, dabar žiūrėkit, esat labai tikrai negražioj ir negeroj situacijai, kada nuo partnerio esamo ar buvusio, nežinau, esat nukentėjus, kenčiat ar ne, ir esmė tame, kad apsukta situacija taip, kad jūs esat pateikiama kaip blogas žmogus, o jis yra tiesiog auka. Jis čia nukentėjo, nors realiai nukentėjot ir tebekenčiat jūs. Queen, dar matau moterį, iš tikrųjų stiprią moterį, gražią moterį. Nedurna, tikrai nedurna ir stovinčia gerai ant kojų ir su galva. Tik tais, rankas pakirta, žinot, kaip sparnus pakirta, tai taip rankas čia nukirto šitas vaidinantis auką. Turit žmogų aplinkoj, kaip sakiau, aišku, kas jūs toks ir žiūrėkit. Labai negraži korta iškrenta pažas kardu, tai reiškia slaptas kenkėjas, parazitas. Turit parazitą. Ir kuris veikia slaptai jums už nugaros. Ir gali pridaryti, arba jau pridarė begalę rūpešių, begalę tų pakišimų padlienų tokių, nes aš nežinau, kaip pavadinti. Ir teisingumas. Ir išsispręs teisingai, arba netgi įsikiš teisėsauga. Čia. Netgi iki to gali daryti. Ką daryti? Jis pasiruošęs kariauti. Tai, žiūrėkit, jeigu išgyvenat skirybas, jeigu išgyvenat šiaip kažkokias ten situacijas labai negražias ir negeras, kur prikišta daug yra jums visokių tokių, padlienų, aš nežinau, kaip tai pavadinti, ar ne, pakišų, nežinau, kaip čia, apkalbų, pakišų, melavimų, melagysčių, šantažo, žodžiu, tas žmogus yra nusiteikęs kariauti. Tai sakau, jeigu jis kišo teisėsauga, tai ten vienokia ir kitokia, teismai, skirybų procesai, dar kažkas, tai ten. Tai užsitęs. Tai užsitęs, bet siekiamybė jūsų yra nusinulinti ir viską pradėti iš naujo, nes iš esmės galiu pasakyti, jūs esat skanus kasnelis, suprantat, ir jūs verta tūzo, jūs verta nuo naujo, gražių, nuoširdžių santykių, nes aš matau love, tuoj pažiūrėkim čia, anger, hate, sadness, satisfaction, žodžiu. Jum duota kažkam būti viskuom, suprantat, viskuom, dėl ko žmogus liūdi, dėl ko džiaugiasi, dėl ko myli. Nežinau, begalę tokių. Jum sužeista, jautrė iš tikrųjų širdelė sužeista. Ir čia yra neištikimybės faktorius netgi galimas, arba tiesiog pakišimas toks, arba jūs apkaltinti kažkuom taip ir taip. O iš tikrųjų slepiasi už moters nugaros, už jūsų nugaros ir pats jisai čia ne. Tiesiog, atsiprašau, merginos, tiesiog baisiai negerai pasidarė skrandžio srity. Nes aš tiesiog perjaučiu, kas tai da žmogus ir kokį blogį reikia savį nešiot, kad šitaip jum priversti jūs jausti, suprantat. Čia tiesiog yra kažkas nerealaus. Tai čia aš manau, kad neišvengiamybė jau buvo, kad jeigu jau įsikišo, sakykime, teisėsauga, ar šiaip ten procesai jau vyksta, ar ne, tai, visą tai gerovės link, nors galiu pasakyti, ką mums kortos ištransliavo, ar ne, apibendrinkim, kad laukite toliau
tų pakišimų, visokių blogybių ir padlienų šito žmogaus. Nepaliks dar kol kas jis ramybei, bet kurį dar laiką kovosit, bet teisingumas jūsų pusėje yra ir atvertus naują lapą jūs atrasit tiesiog save iš naujo. Save iš naujo, požiūrį į save, jausmų, vertybės ir taip toliau ir panašiai. Ar ne? Pažinsit save iš naujo ir leisit pažinti save naują kitam žmogui. Antras variantas, kokia pas jūs situacija. Čia taipogi chaosas, bet čia kitoks chaosas. Antras variantas. Čia pastrigom taip jau. Čia sunkia situacija iš tikrųjų. Bandžiau patvarkyti telefoną, bet aptemo, tai nieko čia net nebespėjau, to tik sekundėlę dar bandysiu pritraukti labiau. Matėt turbūt kokioj čia priklimpat. Tiesiog antras mielas variantas dabar yra taip, kad iš kažkokių santykių, iš kažkokios situacijos, galbūt netgi, nuo kažkokių netgi žmonių, artimų, pažįstamų ir taip toliau. Pažiūrėsim, ką tai liečia. Bet tai susijęs su žmonėm, kaip bebūtų, jūs susirenkat čemodanus ir jūs išeinat. Jūs išsikraustat. Tokia jūsų dabar situacija. Tai matau, kad čia sprendimas jau yra priimtas. Jeigu kraunate čemodanus ir krausitės lauką, matomai taip ir padarysit. Tai ok, žiūrim, kas tada laukia toliau. Kas mūsų imperatorienė, mergaitės. Jūs visą cielą imperatorienę pažiūrėt. Turit vaikų. Kad prasidėjo antras variantas, jumis čia didieji arkanai. Realiai situacija rimta ir aš suprantu, kad jūs imperatorienė ir dažniausiai viską laikot savo rankose, viską nusprendžiat, bet šiam momentui mums krenta fortūnos ratas, kitaip tariant, likimo ratas ir jisai skaudžiai mergaitės jumis apšaudė, bet aš tai traktuoju ir labai teisingai vadinas, traktuoju trečias didysis arkanas, tai jau čia dabar tuoj man oda pradės čia, nesimato, nerodysiu savo plaukų, okei. Jau šiaušas, jo, 3 didieji arkanai. Tai žiūrėkit, žvaigždė, likimo ratas, pas jūs imperatorienė, gražu žiūrėti. Jūsų sprendimas susipakuoti daiktus ir išeiti yra į naudą. Likimas klostysis taip ir visata, ir ženklai, ir žodžiu, visi apsijungs, kad jums padėtų. Nes mato, kiek jūs nukentėjot, kiek jūs skaudulio savinešiojat, bet didysis arkanas imperatorienė, jinai darė viską, jinai tikrai nepalaida bala, jinai darė viską, kad pagerint savo šeimos, savo pačios asmenybę, žmonės, komfortą, stengtis dėl santykių. Noriu pasakyti, jūs sužibėsit, jūs ne veltui visą tai darėt, jūs ne veltui kovojat, jūs ne veltui ėjot, jūs esat labai aukštam lygi, kaip žmogus, kaip asmenybė, visata tai mato. Tai vertina, nes šis laikotarpis, kai sakau, praeities nenusinešim ir mūsų sunkus sprendimai įtakos mūsų tolimesnį gyvenimą. Ir jie yra skaudus ir perlipimas per save. Bet jums šipsosis pati visata. Ir dėl viso to jūs skinsit vaisius savo pastangų per skausmą, per širdgėlas, per jėgą. Bet jūs skinsit vaisius. Žvaigždė ne šiaip savo kranta. Jūs kažkur sužibėsit, jūs atrasit save, jūs būsit įvertinti. Galimai netgi medalių. Aš nežinau, kokioje sferoje jūs dirbat, bet sakau, netgi galimai viešo pripažinimo, galimai viduje ar ne, kažkur save realizuojat, galimai savo auditorijų kažkur. Taip, Viktorijos, jo. Jūs išeinat nugalėtoje.
dėka savo priimtų sprendimų, bet žinoma per skausmą. Ir jum atsidėkos. Jum atsidėkos, jūsų nepaliks vienos, jum išties ranką, nes jūs einat gerų kelių. Tikrai tai. Iš viso šito chaoso brendat, šito chaoso kaltininkas mes matom. Dabar konkrečiai galiu pasakyti, nuo ko jūs bėgat. Nuo ko jūs bėgat? Suprantat. Ar man reikia komentuoti? Ten jūs bėgat nuo šito chaoso ir nuo žmogaus, kuris yra, kaip čia visai, dviveidis, ar vaidmainis, ar pateikė save vienaip vieniem, kitiem kitaip, ar ten, sakykime, elgėsi kažkaip viešumoje vienaip, o namuose kitaip, ir taip toliau ir panašiai. Ir su jo tokiu būdu yra taip, kad kiekvienas gyvena dėl savęs, nesirūpindamas kitu. Aš jūs kaip imperatorienė matau šeimos žmogum, aš visų pirma jūs matau mama, moterim. Tai, o čia žmogus tempia ten, kur jūs nenorite, tai tiesiog jūs nenorite tame gyventi, jūs nenorite ten eiti. Jūs nenorite gyventi kiekvienas savo, jūs norite gyventi kiekvienas dėl kito, dėl šalia artimo ir tuo pačiu metu duodams artimai meilę, gauni jos atgal. Tai ir yra santykio pats nuostabiausias dalykas. Gauti atgal. Tai antras variantas, wow. Jo, sudėtinga, aš matau tiesiog, kiek yra jų mysė, žinot ko, tylaus skausmo. To gedėjimo ir tylaus skausmo. Kai aš sakau, aš, pavyzdžiui, dar negaliu apie netektį kalbėti, nes man yra per skaudu taip ir pas jūs. Gerai, trečias variantas, su jumis važiuojam. Čia irgi kažkoks dalinis chaosas, ką? Kažkas bandosi pas jūs laužtis, žiūrim dabartinę situaciją, o jūs norite atsijungti ir pabėgti. Sakot, no, man šito viso nereikia. Kas per pokyčiai? Kas per situaciją? Palaukit, trečias variantas. Oi, miškelį per daug. Tų kortų prikrito. Žinot, man noras pasakyti dabar. Pažiūrėsim toliau, nes trupučiuką man čia dar neaišku. Nepasiduoda lengvai čia viskas, kad čia viską taip paimti ir viską suprast. Nu taip, dažniausiai gyvenime voratinkliai tai ir būna. Bet sprendžiant pagal tai, ką rodo, žiūrėkit. Prie jūsų aš traktuoju pasaulius ar ne, ir jūs karalienė. Karalienė taurė emociška, miela, jautri, žinanti meilės skonį, sugebanti pavogti, užkariauti širdį, ar ne, ir matau kitą žmogų, kuris braunasi į tą jūsų ramybę, nori pavogti, bet braunasi į jūsų asmeninės erdvės, į jūsų aplinką, bet tas žmogus turi priklausomybę. Kažkokią. Kokią, nežinau. Liguistą priklausomybę ar kažkokią ten ir taip toliau. Ir tai, ką jis jums duoda, jums netinka. Jums tiesiog kažkaip netaip jūs įsivaizduojate savo santykius. Taipogi likimo ratas. Ką likimo ratas? Aš matau, kad taipogi irgi čia pastangų dėta nemažai. Ne, tiesiog dabar trečias variantas. Taip, kodėl laukiu dar vienas kortas šalia, ar ne? Kadangi jūs įstrigot. Ir tai galimai ne pirmą kartą su to pačiu žmogum. Situacija kartuojas, ar ne? Nėra šalia man patvirtinančių kortų, kad dabar likimas atsisuka į jūsų. Tiesiog jūs kenčiat, jūs čia ta įstrigusi situacija neleidžia judėti pirmyn. Jūsų eilė reikvėjas didėja ir ką atkreipi dėmesį. Šalia šito žmogaus labai negražus, tokie maži ir ką. Tai, tai rimta. Taipogi tiesiog tuo pačiu metu, tai jūs ir karinga dar plus.
Kas čia? Kas čia vyksta? Dar ir judgment. Matau aplink dar jūs dar ne vieną žmogų. Aha, riteris. Ne vieną žmogų. Ką tu nori pasakyti judgment? Žiūrėkit, likimas su teisingumu, su judgmentu, ar ne? Na, jau čia teisiamuoju suolu, sakykim, vos ne taip. Dėka kažkokių tais žmonių ar savų net tokių savybių, jeigu eisit pagal teisingą kelią, aš matau, kad jūsų laukia kažkoks kitas žmogus. Ar tai atsiranda? Gal atsiranda, sakyčiau. Jo, atsiranda dar vienas žmogus. Man nori pasakyti kortos, kad aš nematau tiesiog ryžtingumo. Aš tiesiog matau taip. Matau, kad tai ne pirmą kartą kartojas, kad situacijos jūs nepaleidžiat, jūs keist kažkaip nelabai norit, bet aš matau, kad dabar jeigu nieko nedarysit, įsikiš kažkas aukščiau, daugiau, toliau prieis, galbūt dėl savo tos priklausomybės ar ne, prieis iki tos situacijos, kad ir kažkokie tais pašaliniai tretieji asmenys įsikiš ar ne. Ir jeigu stosit kovot dėl savo teisių, interesų, savo labui, aš matau kitą žmogų, ištiesiantį jums pagalbos ranką ir mažiausiai bendravimą. Nuoširdų, gražų, palaikantį bendravimą. Gali būti, nežinau, gal, sunku pasakyti, draugas gali būti, ar ne? Kažkoks žmogus. Čia pradedant advokatų gali būti, baigiant tam, nežinau, kokiu ten socialinių darbuotojų, jeigu tokių ten yra. Nu, sakykim, čia jo, supratot mane, ne? Tai va, nes trečias variantai, tiesiog aš nematau jūsų veiksme, aš nematau. Jūs suprantat, kad netokio pasaulio savo norit. Ir jums dabar, žinot ką, bet aš įspėsiu jums dabar, kadangi dėl tų ženklų. Mane taip jau gaunasi taip, kad aš pirmą jau pradedu veikti ir paskui tik įsiaiškinu, kodėl mane traukia kažką daryti arba manęs netraukia, manęs neprileidžia. Dabar buvo taip, kad va tą laiką manęs neprileido metimo, kadangi turėjau kauptis netekties įvykiui, kad turėčiau pakankamai jėgų atlaikyti. Tai va, noriu pasakyti, kad arkanai didieji ne šiaip savo rikiuojasi čia. Jums bus begalė ženklų visokių. Ten gali ir skaudžiai daužyti, ir akivaizdžiai, ir taip ir anaip. Kol galų gale, suprantat, bus kažkokia iššaukta situacija, kurios jūs jau nebesuvaldysit, jau nebebus jūsų rankose. Ir ta situacija labai negraži. Čia va iliustruoja viską. Be žodžių, man nereikia čia nieko sakyti. Tik jūs galbūt neįsivaizduojate šiai dienai, kad galite kito daryti. Gali atsitikti tokia labai labai bjauri situacija, kuris įkiš kažkas ten daugiau, norit, nenorit. Suprantat? Tai aš net nežinau, aš net negaliu pasakyti, ar jūs to beišvengsit. Nes todėl, kad arba nieko nedarėt, ignoravot visus to ženklus ir galų gale arba jau pasireiškia šitos priklausomybės padariniai jau dabar, arba dar jie pasireikš. Suprantat? Tai jeigu paimsit į savo rankas, pradėsit žiūrėti į save, noriu pasakyti, žiūrėti save, savo interesus, neignoruoti, ką jūs jaučiatės, kaip jūs jaučiatės, kokia jūsų pasiruožiūra, kokios jūsų vertybės ir tiksliai, ko jūs netoleruosit santykiuose, tol jūs tol jūs įvyks dar didesnį, skaudesnį, bjauresnį, šlikštesnį įvykį. Čia jums tai sufleruoja.
Tai va, o galbūt jau dabar turit kažkokį tokį bendravimą, gal atsirado, gal tik atsiras. Tai va, rašykit, dalinkitės. Nes aš matau, kad čia kažkokia tai yra, nu, kad tiesiog neinat savo keliu. Už tai, kad jūs neinat savo keliu, už tai, kad ignoruojat ženklus, už tai, kad ignoruojat kažkokius galbūt sapnus, dar įvykius, užsimerkit ir nepriėmat tai kaip ženklą visatos, tai todėl jūs daužo ir daužys. Aš matau dar daugiau chaoso. Nuo chaoso prasidėjo, chaoso baigėsi ir tęsiasi dabar. Tai sėkmės, susiimkit, realiai nusistatykit, ko jums reikia ar ne, racionaliai kažkaip ir pirmin, mergaitės. Laukia kitas žmogus, mažiausiai gražios draugystės pradžia. Tai va, tiek mergelikės apkabinu, laukiu komentarų, pasisakymų, kas vyksta ir nepergyvenkit. Bet kuriuo atveju imkitės kažką daryti, pabandykit keisti, pabandykit pabėgti, pabandykit kažką padaryti nestandartinę, nestereotipinę savo, prisipažinti, pasisakyti, pasirašyti galų gale ir pažiūrėkit, kaip jūs jaučiatės ir pasidarykit išvadas. Iš tikrųjų, ir labai labai prašau, neignoruokit dabar šitų vykstančių visų ženklų. Neignoruokit. Apkabinu ir iki sekančio mergaitės. Ate.